Tai ką, kova baigta, 2 dienas trukusi ir karščio, ir visokiausių iššūkių, 18 vieta, kaip pats vertini šį vakarą galbūt? Šį vakarą dabar po bėgimo iš tikrųjų nuotaikos geros, kadangi ta atmosfera stadione, nežinau, tiesiog suteikia gerą emociją. Užbaigus, sakau, buvo visokių minčių, galbūt nebaigti, ten atsinaujino tos mini tokios traumelės tiek petyje, tiek kirkšnyje, kas lėmė ir vietos metimą, prastesnį rezultatą ir šiaip. Tai toks dviejopas buvo jausmas, bet susiėmiau, kaip sakau, niekad be reikalo nenusiėmu, tai vis laik stengiuosi užbaigti, ką pradedu, tai ir neišimtis ir ši Daugiakovė. Tai susiėmiau, pabaigiau ir tikrai buvo tiesiog wow. Tas ėjimas aplinkui, žmonių palaikymas, Lietuvos trispalvės, kažkas nuostabaus ir nepakartojamo, kaip sakyt. Jau turbūt sezonas baigtas? Na taip, iš tikrųjų dar yra vienos varžybos Daugiakovės rugsėjo 19 ar kažką panašaus, bet tuo metu kaip ir yra terminas beibio, kaip sakyt, gimimas mūsų šeimos pagausėjime, tai tikriausiai, kaip sakyt, norisi būti tą akimirką šalia Livetos ir palaikyti ją visą keturiopai. Būtent apie tai ir norėjau klausti, vakar Liveta net kėlėsi video, kaip žiūri tavo varžybas ir leliukas spardosi pilve, tai kiek tai padėjo taip pat siekiant rezultatą? Nežinau, net dabar norisi gaudintis iš tikrųjų labai daug. Iš tikrųjų dar pilnai nesuprantu, kad iš tikrųjų tai yra, bet labai laukiam. Net nežinau, ko tikėtis kaip tėčiui, nauji iššūkiai, visa kita, bet žinau, kad būsiu geras tėtis. Stengsiuos būti gerų tėčių ir net nežinau, iš tikrųjų labai smagi akimirka bus. Laukia 11 rungtis. Tikriausiai taip. Tikriausiai taip.